kalbam apie tualetinį popierių. Teisingai. Jį galima naudoti. Kaip? Šaliką. Kaip? Na, žinoma. Akių raištą. Taip. Galima juo priešti skaudantį kelią. Arba galima pasidaryti iš jų drabužius. Taip pat galim. Ir taip pat galim jį valgyti. Dar būna taip, kad tualetinį popierių kvepia. Taigi galima pasikvepinti. Labai skaniai. Aš tualetinį popierių labai daug naudoju, kaip atsargu. Kai man iš nosies teka tokie žali. Nu, jūs žinot. Taip pat galima pasislėpti. Slėpkis. Kur ji pradingo? Apykabų. Tai va, dar galima ant jo labai minkštai kristi. Matot, nėra traumų, tik susilaužė koją. Nu, čia niekis. Va, bet galime ją rišti. Taip pat galime naudoti kaip augintinį. Geras tualetinis popierius. Ir paskutinis dalykas, su juo galima valyti grindis. Geras valytojos. Tiesiog nuostabus shuffling. Jaučiu tą grožį savoje. Šitie batukai yra skirti labai gražioms mergytėms. Tada! Čia pristatome naujausią kolekciją. Šlepetės, kurios taip gerai tinka vaikščioti namuose. Nes tiesiog pretty. Jos tinka ir vaikam, ir moterim. Ir jos nelabai kokybiškos. Ir vaikam, ir moterim, ir vyrams. O šitos irgi šlepetės. Na, bet jos galim dar kai kur naudoti baletui. Argi jos nepuikios? Toliau mes turime mūsų svečią. Tai prisistatyti. Aš esu Deimantė, man 12 metų, esu su ja klasiokės, kaip ir Liepa Monika ir žaidžiu rankinį. Tai gerai. Kas tau gyvenime labiausiai patinka, ko tu sieki? Dabar tai reikia pabaigti mokslus ir tada, žinoma, gerai pabaigti mokslus ir tada žiūrėsim. O pavyzdžiui, ką tu norėtum dirbti? Tai būtų 2 specialybės - architektūra ir interjero dizainas. Menas. Menininkė. Taip, kokios tavo mėgstamiausios spalvos, pavyzdžiui? Šiaip visos yra labai gražios, bet yra išskirtinės tokios kaip raudona, violetinė, žalia, mėlyna, kreminė, juoda ir balta. Nu, tai beveik visos tokios lengvos. Taip. Tu sakei ir lankai rankinį. Ten kiek laiko tu lankai? Metus. Ir tau patinka? Labai. Tai papasakok daugiau. Aš lankau rankinį metus, esu kapitonė. Ten mūsų kaip mergaičių yra apie 15, šiaip iš tikrųjų yra mažai. Esu pakankamai gera žaidėja ir manau, kad aš rankinį tęsiu pakankamai ilgai. O negalvoji apie tokį dalyką, kad būtum rankininkė? Rankininkė, ta prasme, kai tu lankai, tu negali ten būti iki 50 metų. Bet, ta prasme, tu eini savo studijas, ko tu nori siekti. Tai būni rankininkė, užsidirbi savo pinigų, tada tu daryk, ką nori tu laisva. Nes tu pasieki savo amžiaus ribą ir tu... Tu tiesiog dėl to, kad ne visas gyvenimas, tarsi ne visą gyvenimą dirbsi. Tikrai ne. Pavyzdžiui, jūs važiuojat į rungtynes? Ar dažnai laimit? Yra dabar tikrai stiprių komandų. Mūsų kaip komanda žaidžia apie metus. Čia yra absoliučiai labai mažai. Visos komandos maždaug
apytiksliai žaidžia apie 4 metus. Tai čia mes būtų nuo 2 klasės. Ir kartais tikrai sunku laimėti prieš Uteną, Alytų, Pasvalį. Ir dabar vasarą važiuosim į Taliną žaisti su Rusija, Airija, ten panašiai ir panašiai. Aišku. O kaip šeima? Šeima tave, kaip pasakyt, tave palaiko ar labiau sako, kad tu geriau nelankyk, tu geriau siek kito tikslo? Man, kai aš paskambinau mamai ir sakau, aš galiu lankyti rankinį, sakė, bet tu žinok, tai yra sunkus sportas ir tikrai jeigu lankysi, tu lankysi visą laiką. Aš su mama sutikau ir dabar praleidau tik treniruotės, tada kada sirgau, arba buvau kaime ten pas močiutę ir panašiai. O pavyzdžiui, tu, kaip pasakyti, tu buvai sportiška nuo pat vaikystės, ar tiesiog dabar užsiėmei sportu? Ar sportavai, anksčiau? Aš, kai buvau maža, visi galvoja, kad aš būsiu ne sportininkė, o dainininkė, šokėja, nes man tikrai anksčiau labai patiko. Bet dabar man nebeįdomu. Tiesiog atsibodo. Aš kokius 7 metus nuo darželio lankiau šokius ir man jie atsibodo. Ir aš pradėjau sportas. O mokslui nekenkia? Man dabar, nuo gegužės mėnesio, man pagerėjo mokslai, skyrus matematiką. Tai kaip kam, bet man sportas nekenkia. Man vėlai namų darbai, tai čia nes nekenkimas. O savo laiko randi, pavyzdžiui, grožiui? Nu kaipgi? Kaip aš be grožio. Man treniruotis būna apie valandą ir ta valanda nėra daug ir galiu aš sau leisti dar kažką. Tai dažytis mėgsti? Mėgsti. O pavyzdžiui, plaukus dažaisi? Ne. Aiškia natūraliai. Kai būna ten tie spalvoti tos rogelės, nusidažyti, kai ten natūralūs kažkokie. Tai jo, čia aišku, kad ta prasme gal ir nenatūralūs, bet gražu. Tai nežinau, nes ko daugiau tavęs paklausti, kaip ir visus klausimus atsakėjai, tai tuomet mes kaip ir baigsim šį interviu. Ir tada viso gero. Ate. Pone, ar jūs kankina antsvoris? Kaip tai nekankina? Jie nelėkina, jie storina. Jis yra šokolado. Ką, labai skanu. Jie storina. Nelėknina. Aš pasakiau, valgyti obuolį. Ne? Kodėl? Todėl, nes jis lieknina. O kur bankiniuką? Aš nulupau. Ar kodėl? Kodėl? Nes dėl grožio. Ar ne? Matot, aš valgau obuolius arba. Ar ne? Ir Aš visi- nevalgau. Matot? Ėsk. Ėsk. Ėsk, sakau. Ėsk. Matyk. Aš žiūriu. Na va, dabar tu esi jau lieknes. Tai va, bet vien obuolius valgyti neužtenka. O kodėl? Todėl, kad reikia dar sportuoti. Prisijung! Enjoy this moment, darling. Valgyk obuolius. Sportuok. Feel this moment. Oh,